Nu, tai ką sveiki visi, čia su jumis kreatyvė, ne kreatyvė, o žaidžiam su kreatyvė. Ir tai mano pirmasis WWE 2K15 epizodas. Tai bus neįprastas epizodas, tai bus ne NBA, tai bus WWE 2K15. Ir šiame epizode aš pradėsiu žaisti vieną iš modų 2K Showcase. 2K Showcase modas turi du pasirinkimo variantus, arba CM Punkas prieš Cena, arba Triple H prieš Shawn Michaelsą. Hustle Law Disrespect, arba Best Friend Bitter Enemies. Ir aš pasirinkau žaisti, aš iš tikrųjų esu perėjęs jau Best Friend Bitter Enemies, tai ir man labai patiko šitas modo, šitas storylinas. Todėl aš ir filmuosiu video ir rodysiu, kaip žaidžiu šitą modą. Tai ką, pradėkim. In 1997, two best friends formed WWE's most notorious faction. The Generation X, Triple H, HBK, and revolutionized sports entertainment. You make your rules, and we will break them. Forever. We only got 2 words for ya. But injuries sidelined the showstopper. Until Tonight, the game brings you the showstopper, the icon, Shawn Michaels. Let's get ready to suck it. Well, it's time to face facts, Shawn. And the fact is, the game has passed you by. Shawn Michaels and I were never best friends. I used Shawn Michaels to get to the top. Now I am the showstopper. Now I am the icon. What the hell do you want? Stage manager, tell the game something. Where's he going? What the hell happened? What the hell happened? Somebody get help. Somebody go and get some help. Right now. Somebody obviously ran his head right through the side of that car window. The only thing I know for sure, it was you, Hunter. You damn right it was me, Shawn. I was trying to prove a point. That you are weak. You are vulnerable. You think I'm weak? I recognize that I'm not in the best of shape right now. The doctors have told me that I'll make a full recovery. In fact, they say I'll be 100%. 100% by, say, SummerSlam. What? Was that some kind of a challenge? You're damn right. the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. I know I can't wrestle anymore, but I can still fight. And the time to fight is now. The Game, Triple H. This time, I won't stop. I am coming to end your career. A non-sanctioned match. Nu tai ką, pamatėm intro, pristatomą filmuką šito modo. Kaip galima buvo suprasti, tai Former best friends turned bitter enemies. Michaels wants to exact some revenge on Triple H after being blindsided by a pedigree and put through a car window. Yeah, Michael, I don't think any of my best friends would put my head through a car window. You might, but it's hard to believe Triple H would do such a thing. He did it. It was on tape, and we all saw him standing there. He couldn't have been caught more red-handed in such a despicable act. Nugaros traumą gavo ir išliko išrikiuotis. Ir sugrįžęs 2 metais
plačiai apgavo. This arena has hosted some of WWE's most memorable cards, including the New York portion of WrestleMania 2, featuring the main event of Mr. T versus Roddy Piper in a boxing match. Well, you're right, Michael. There's been a lot of great moments here. Perhaps none have been as emotionally charged as this one we're witnessing in the ring. Well, anything goes in an unsanctioned street fight. It's one fall to a finish, and Triple H knows this. This is his kind of brawl. The game feeds on moments like this. Well, you're right, King. If there's anything that Triple H looks forward to, it's an all-out war. He's looking one right in the face tonight. I mean, he's got what he wants. Oh, Cole, that is one fact that we cannot dispute. Triple H is here for one reason only, to prove his point that Michaels is weak. He'll have to prove it right now. Good night. HBK with a hard right. Best friend, bitter enemies. Breaking that head again. Without a doubt, this has to be among the most emotional nights of Shawn Michaels' illustrious career. I, for one, never thought we'd see HBK in a WWE ring again, but here he is. And I'm sure the night he became WWE champion for the first time back at WrestleMania 12 was emotional, or even the time he lost his smile. But I can't imagine either one of those nights being more poignant than what we're seeing here tonight. And when you're going up against somebody you thought was your best friend, the emotion is taken to a whole new level, King. Undoubtedly, Cole. This has to eclipse the title wins, the lost smile, the locker room squabbles, the emotion surrounding the 1997. Oh, man. Triple H just shoved the referee. And now with a steel chair, Michaels. This is so brutal. Triple H is just trying to destroy Shawn Michaels. Forget about just winning the match. What is wrong with Triple H? I think he's trying to cripple HBK. What is happening? Wait a minute. Not this. Not on the chair. Right through the steel chair. Aišku, ką apie šį Vladą K15 galėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, tai jisai man mėgstamiausias iš tikrųjų VV žaidimas buvo 2007, 2008 Smekdavom pasirodo 7 ir VV Smekdavom pasirodo 8 metų. Tai vienas dalykas, kodėl 2008 metų, tai dėl to, kad buvo labai geras modas, GM modas, generalinis direktorius galėdavo pasirinkdavo vieną iš komandų, vieną iš nekomandų, vieną iš galėjai pasirinkti per 2008 arba RAW, arba ECW, arba SmackDown. Ir būdavo generalinis direktorius, galėdavo įsidraftinti visus tos kovotojus ir pradėti žaisti. Kiekvieną turėdavo kiekvieną savaitę po savo šou, per šou kovas sudarinėdavo, dėl titulo skirdavo visus tuos mačius. Tikrai įdomu, bet kažkodėl, kiek aš esu girdėjęs, kiek skaitęs, kiek girdėjau ką kiti žaidimų fanų šneka, tai kad labai, kad G modas buvo vienas iš geriausių, jį kažkodėl nuo 2009 jį panaikino ir iki dabar jo net nebėra. Viskas. Ir nuo 2009 dabar dar nekartą nebuvo sukurtas. Aš realiai labai tikiuosi, kad jį anksčiau ir vėliau sukurs. Nes tikrai būtų labai įdomu ir man tas neaišku labai patikti. Dar vienas dalykas, iš karto sakau, kad John. Kur yra John? Atrodo, aš jau Xbox žodžiu 360. Buvo iš tiksliai bijau čia lapkričio gale. Well, Michaels wants to exact some revenge on Triple H after being blindsided by a pedigree and put through a car window. I don't blame him one bit. Can you imagine your best friend doing that to you? No, I can't, King, and no one here could either, based on the response of this electrified crowd. I would say most everyone in this arena tonight is on the side of Shawn Michaels. Well, I agree, Cole. Just look at these people. I mean, they are definitely in Michaels' corner and showing it right now as we speak. Michaels will not win. He's just not going to give up. NBA 2K serijos sugalvos man karjerą modą. Panašus principas, jeigu rūkės, susikryžuoja, rūkės, patenkim ir pautampi žvaigždę. Šitas pats irgi. Tai gaila labai nėra ant Xbox'o tokio dalyko. Bet ką padarys, ant Xbox'o 360 ir ant PlayStation 3, bet ką padarys. Tai džiaugtis tokią turiu. Bando man daryti patikrį, aš
Nusisuku, 1, 2, 3 ir laimėjau mačą. Šonas Maiklas nugali Triple H. Mačas dabar, visai buvau pamiršęs, bet žaidžiu ant normal difficulty, nes žaidžiu, tai esu, kaip yra tai. Kiekvienais metais, kai išeina naujas VB, aš visada jį atsisiunčiu ir arba įsirašau ir žaidžiu. Bet taip nėra, kad kaip NBA, taip ištisai žaidžiu, įdomu labai ir žaidžiu pagrindinį NBA. VB jau nebėra. Buvo taip, kad buvo 2.8 dar plus, tais laikais žiūrėdavau, buvo labai įdomu. Dabar jau dabartinis nu kaip pasakyti, jau laikai keičiasi, seniai tie kovotojai geri išeina, išėjo jau daugumą, labai mažai liko gerų naujų kovotojų, bet todėl nebe taip ir žiūriu. Taigi, pirma kova baigta, Triple H nors realiai aš laimėjau, bet Triple H laimėjo uždengą. Nu tai ką, pradėjom žiūrėti, kad atsimti. Shawn Michaels made an unprecedented return at SummerSlam to defeat Triple H. But the Heartbreak Kid's celebration was cut short by the vengeful cerebral assassin. The showstopper was forced to take time off due to injuries sustained from Triple H's heinous attack. But despite a humiliating loss, Triple H would soon have reason to celebrate. WWE Undisputed Champion Brock Lesnar elected to exclusively defend his title on SmackDown, leaving Raw without a champion. As a result, the World Heavyweight Championship was reinstated on Raw and awarded to none other than the King of Kings, Triple H. With the gold securely around his waist and HBK on the sidelines, Triple H ruled Raw as he saw fit. That is, until word of an unprecedented event that would take place at Survivor Series. And a strong message from an old friend. Let me prove to you just how far I've come. See the blood you are not HBK is coming back, and somewhere down the line, HBK is gonna get ya. Nu tai ką, pamatėt po kovos filmuką, nu tai kaip ir va, prieš tai sakiau, kovą laimėjau, bet po kovos jau tą pralaimėjau. Nu tai ką, taip realiai iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, nu va, jau kita kova, Keinas prieš Triple H, kaip yra, aš pagal viską, aš visą laiką žaidžiu NBA, aš nufilmuoju video, ir kovą dabar sužaisiu, bet ir tuo pačiu pašnekėsiu. NBA, tarkim, darau kaip. Aš žaidžiu NBA ir aš nufilmuoju video, sueditinu jį visą ir tik tada sueditinęs aš jį įrašau garsą, įrašinėjau garsą. O kaip yra dabar su VV, aš VV dabar lošiu nekarpydamas ir iškart įrašinėjau garsą. Tai gali būti tokia mano biškį, nu aš nežinau tiksliai, kada prasideda tie visi kacinai, žodžiu. Argi tiksliai tai vadinasi, bet aš vadinsiu jais kacinus. Galiu suklysti, jeigu žinot, kaip tiksliai jie vadinasi, man parašykite komentarus. Tai žodžiu, aš galiu biškį taip nusimušti nuo minties. Būna taip, kad ir per normalius video aš nusimušu nuo minties, bet a former WWE champ, 7-time world tag team champ, 2-time intercontinental champion. I mean, let's face it, Kane's done it all. Neypatingai gerai, tikrai daug trūkumų yra, bet su laiku pramoksiu. Tai ką, Triple H prieš Keiną, dar Masket Keinas, Casket matches. Pagaunu Triple H, Paulos, daužau ir vieną gerą kliučą, įspaudžiu Ringo kampą ir choke
clothesline'am. May 17th, 1999. Undertaker defeated The Rock in a rare Raw casket match thanks in part to Triple H's interference. Well, of course, Iš who nugaros. will ever forget after the match Bėgu, when Triple H took a būtas sledgehammer to tiesiai the į casket, galvą. making it look like it was involved in a massive car wreck. Casket matches, Have you ever been in a pagrindinė casket, šio Cole? mačo Have you ever had a casket lid idėja close on you? įdėti No, savo why in the world would I ever have been in a priešingą į casket? karstą. Well, I have, and I can tell you that it's absolutely Irish whip us. horrifying. Every time I've been around a Mane casket, it's Triple H never been a pleasant per experience, so I can save. imagine what it must be like to be trapped in there alive. Bandau trenkti, bet neišsisuka aš pats. Mane į ringo kampą, bet aš sugebu Triple išsisukti. H cannot beat Kane in a fair fight. There's no way in hell the game can beat Kane in a fair fight. Well, this is a fair fight, isn't it? And he's not beating him either, is he? Drop kickas, Triple H. Signature užsikraunu. Uh-oh, Signature painful darau. finish here. What a Padarau move. signature. Pakeliu. Liepia čiauksliam. Whoa, he Ir čiauksliamas. Katsinas vėl. Ne, katsina. Vadins katsina. Bandau čiauksliamą daryti. Triple H man trenkia. Ir padaro man pedigree. pedigree by Triple H. Prašo teisėjo atidaryti karstą, bet karste Šonas Maiklsas, jis išlipa iš karsto ir pradeda Triple H daužyti. Iš rankų, Irish whipas, išsisuka ir savo body, nežinau kaip pavadinti, bet nutrenkė Triple H. Ir viskas, taip ir pavadinsi. Vienas gaili be sąmonės. Arba ilsisi. Šonas Maiklas prieina prie ringo virvių. Switch music, Triple H į galvą. Pašokinėja, pašoka. Keinas atsikelia savo firminio atsikėlimu. Ir vėl galiu aš valdyti Keiną. Pakeliu Triple H-ą. DDT. Ir pradedu stumti į karstą. Into the casket. He's almost got Pradedu him. stumti. Trying to save himself. Nespėju, neišeina. And now back to his feet. Arba neišeina, arba turės dar kažkas Oh, atsitikti. short shot to the throat. These two men are no strangers to battling each other in some rather unique match types. Of course, nobody will ever forget their Inferno match just a few years ago on SmackDown. Yeah, these two guys couldn't warm up to each other if they were cremated together. How could you ever forget witnessing a superstar's arm going up in flames like Kane's did? Kūnas geltonas, galva oranžinė. Pakeliu. Irish What do we got whipas. here? Ne, persigalvo. All the damage to the torso, all the pain that's been dealt, appears to have finally taken its toll. Oh, Kane wants to take Triple H's head off, and the game knows he's capable of it. That's what's so scary. Triple H knows what kind of man Kane is. Triple H needs to stay away from that casket. If he even gets close, this match could be over in an instant. And so could his career. You're never the same after getting locked inside that airtight casket, Cole. He's got him hooked. Po Batistos išėjimo aš vėl užsikraunu signature. Hey, he's going Padarau for it signature. again. Oh my, what a move. Vėl performu čiauksliamą. Dabar vėl bandau daryti čiauksliamą. Kane is looking to end this right now. Ir pavyksta čiauksliamas. Padarau Man, there's čiauksliamą. no getting up from that. Ir vėl. This match is not over. Kacinas tada jau išeina įstumti Keiną. Keiną man išeina įstumti Triple H į The karstą. casket is closed. Tai ką? Keinas ir minis. And Kane has won this Desiukas. match. Oh my God. Tai ką? Šiandien, kaip ir šiandien video būtų tiek. Jeigu realiai aš įkelsiu, The big red jeigu realiai aš monster. įkelsiu šitą, nu aš įkelsiu šitą, bet jeigu įkelsiu šitą video ir jums From patiks, that man. aš galėsiu visą šitą 2K showcase abidvi storyline'us praeiti, jeigu iš jums bus įdomu. Nu tai ką čia, Šonas Maiklas pasivaipo ir idėja, aš esu dabar sukūręs vieną NBA 2K15 video, po žodžiu, viena žodžiu prieš New Yorko Knicksus, ir tenai aš kalbėjau, kad aš dar kai pirmai kelsiu tą New Yorko, prieš New Yorko video ir tik tada įkelsiu VV, bet išėjo taip, kad kelsiu pirmą VV video, o tik po to įkelsiu NBA video ir tam NBA video, nu, pakalbėsiu netgi, kad gal kūrsiu VV.
Tai va, čia iškart taip į ateitį, kad po to nebūtų taip, kad galvotumėt, kad aš nesusimaišiau, o biški kitaip nufilmavau video ir pašnekėjau biški kitaip. Nu ką, šitam video bus tiek, jeigu patiko, laikinkit, subscribinkit ir komentuokit. Tada iki.